Esame Varšuvos oro uoste, ką tik atskridom iš Vilniaus. Pirmą kartą kelionės video pradedu ne nuo pat namų, bet nuo Varšuvos, nes manau, kad čia tiek bus ką filmuot, kad neprifilmuojam neįdomių dalykų, kuriuos jau visi matė. Jo. Už 2 valandų skrydis į Tokyo, Japan. Aš nebežinau, ką daryti, aš savo išprotėsiu čia tam oro uoste. O Dieve, kas mane gerai ištinu šiandien. Va taip reikia filmuotis. Čia apšvietimas. Jo, apšvietimas. Mes skridom iš Vilniaus į Varšuvą, atidėjo skrydį 5 minutėm, dabar atidėjo ir šitą. Mes turėtumėm pagal mūsų laiką skrist visą naktį ir ten nusileisim 6 vakaro. Ok, mes einam į skrydį, kuris truks 12,5 valandų. Tai čia ilgiausias skrydis, kuriam buvo, o antroje vietoje 11 valandų. Mes su Deiva sėdim atskirai per šitą, per koridoriuką. Per šitą 12 valandų skrydį mes turim tokio entertainmento. Filmai, žaidimai, tada telefone turiu 200 YouTube'ės videko, 200 TikTok'o atsisinčiau. Yra toks appsas Klook, čia gali visokius attractionus pirkti Japonijoje ir ne tik, tai dabar už 30 € 15 dienų nusipirkau Unlimited Intiko. Nulendinom, primeskit. Jaučiasi oras kaip kurorte kokiam, kaip džiunglės. O, žiūrėk. Įstas pasaulis. Čia viskas exciting. Primeskit, Deimai pirmą kartą Japonijai. Atsirišo batas. Visiškai kitai. Tai iš kitos pusės reikia. O, eisim į ninja kursus. Žiūrėjau, Super Mario laukia mūsų. Žiūrėjau, negalima kupranugarių išsivežti. O ką valgysim? Gal japonišką kokį? Nusipirkom 2 traukinio tiketus, 16 € vienam kainavo. O čia beveik nėra žmonių traukinį. Gali kiek daug vietos kojom, bet lėktuvė tai būtų. Galima pasikrauti ją. Būtų. Prieš skrendant į Japoniją buvau kirpyklų ir mano kirpėja kaip tik buvo grįžus iš Japonijos, tai padovanojo man šitą 500 jenų monetą, sakė, galėsiu už ją nusipirkti sušių. Žiūrėkit, man kirpėja išgelbėjo, nes čia nepriema kortelės, galima tik grinais, tai jau nusipirkom tiketą. Ačiū kirpėjai Danguoliai, kad padovanojo man tą monetą, dabar mes galim toliau keliauti. Alų reklamuoja. Metruškai. Iš bankomato išsiėmiau 10 000 jenų, čia yra apie 100 €, kad galėčiau nusipirkti tiketą į traukinį. Nes kortelių šitas neveikia, niekur nepriima kortelių. Search by station name. Pameni, ką vadinas? Ni hao. Neiši šinjuku. Ir kainuoja tik 3 šiam, o aš duodu 10 štukių. Čia duos savo grąžą? Tikiuosi. Opa. Sveikas. Liko su paskutinio metro pravažiuot, kad į savo nueitumėm hotelį. Aš jau šitą dariau 15 kartų. Pirmą kartą kylam į Tokijo gatves. Atvažiavom. Ai, prie pat taip? Mūsų viešbutis. Iškart. Kaip galite perėti? Negalim tiesiog. Bauda. Rimtai? Taip. Fuck. Tikrai negalima. Žiūrėk, pirksim kažkokią gėrimą. Radom perėją. Ačiū Dievui. Buvom prie pat viešbučio, nuėjom kilometrą, dabar atgal. Mūsų hotelis. Taram. Žiūrėk. Davė šorką. Pleva labai švies. Oh, super big room. Sako, Japonijoje tai nėra didelių kambarių niekur. Nu, bent jeigu už normalią kainą. Jaučiu, už milijoną gali ir didelį pasimti. Iškart TV įsijungia. TV Big Jack davė kokį šitą pižaminį tokį. Galima į miestus vėjai. Aš norėčiau. Pažiūrim, koks vaizdas. Oi, baseiną. Nu jo, toks kambariukas kaip laive. O kur tavo lova? Žiūrėk, dar išlankstė tokią origami.
Prieš važiuodamas čia, kiek žiūrėjau Intikę, tai atrodė rozetės Japonijoje tokios pačios kaip Amerikoje. Tai iš Amerikos pasiėmiau tos pačius adapterius ir tokios rozetės. Pažiūrėsim, ar tiks. Kaip ir tinka, pažiūrim, ar krauna. Tik tai atsimenu, tokius lievus buvau nusipirkęs, tai vos laikosi. Žiūrim, ar kraus telefoną. Jei, veikia. Tik biškis parkina čia. Tikiuosi nieko neatsitiks čia. Pažiūrėkit, kiek čia visokių details yra. Paliktas išlankstytas iš popieriaus origami paukštis, servetėlės, tada čia pasikraut 2 dalykam, jeigu turi tokį USB 3 dalykam, tada visur gali kontroliuoti šviesas, tada yra paliktas toksai laikrodis šiandien lentynėliai, tada iš šono, jeigu dingsta elektra arba nenori jungti pagrindinių šviesų, yra žibintuvėlis, kurį ištraukia ir jisai įsijungia, įdėti atgal, jisai išsijungia. Masyvus televizoriaus pultas įpakuotas į plastiką, kad nenusidėvėtų. Tavo storidžiui kokiam papuošalam įsidėti dėžutę, atsidarai, čianai užrašinę su tušinuku. Telefonas skambint į front desk arba į kitus kambarius, arba tinukas, dar keletą razečių, interneto lanas ir jungiklis išjungti veidrodžio šviesą. Dar included pižamos, halatai ir juodasis diržas, kad prieš išsigąstų. Demonstracinis video halatų. Primės net voltas yra čianai. O voltas nėra esti? Man atrodo, kažkuriu. Negalvoju, kad pirmą JDM-inę mašiną pamatysiu Priusą. O žiūrėk, voltas tikrai veikia. Šindžiukų McDonald's. Žiūrėk, tą pačią appsą viskas. Eik tu. Eisim dar į Maką pabandyti, kažkokiu čia yra samurai. Pirmą kartą japoniškam 7-Eleven. Žiūrėk, koksai žurnalas. Jums? Balionai. Žiūrėkit, visokių tokių, va. Net nežinau, kas čia yra. Ir pasišildai ir valgai tiesiog. Ledai jau kokie žiaurūs. Tokie. Galima nusipirkti kiaušinį jau išvirtą vieną. Arba trikampinis sumuštinis su braškiam ir kyviais. Šitą reikia būtinai paragauti. Dabar kokį gėrimą. Oh my god. Žiūrėk, Rainbow. Ir čia karštas. Čia karštas. O tai čia ne šaldytuvas gėrimo, o šildytuvas primės. Žiūrėk, tokia Fanta, o tokia kola, balta. Apsipirkom visokių sneksų. Čia tipo, kai eini negalima valgyti. Turi kažkur atsisės, bet net dabar ieškom, kur galima atsisės, kad išbandyti visus tos sneksus. Išleidom 9,07 €. Ne vieno žmogaus nėra, pamatėm stalą, va ten. Kažkoks prekybcentriukas, ką čia rašo. Ai, matai, čia rašo, kad... Ant laiko čia. Ir visur belia kaip švaru, tipo, belia kaip. Pažiūrėk, ne vienas šiukšlės. Atrodo, kad ką tik šitus laiptus padarė. Testuojam japonišką maistą iš japoniško maisto prekių parduotuvės. Šitas yra, tada šitam. Kaip toks išparinės fast foodinės. Muštinis. Man jau reikėtų, kad tai perpjauna su muštinis. Tiesiog batonas ir chickenas. Kaip laukiu. Čia be šito. Va, koks tobulas. Be kraštų. Veganiška mišrainė. Vynuogės. Čia žėlinukai. Eik ten. I don't like it. Dar buvom partiniai, nusipirkom dar desertų. Turim tokius ledus. Mes ten užeinam ir negalim vieno dalyko nusipirkti. Čia yra ledai, žiūrėk. Ir aš mačiau, kad jie taip dažnai valgo. Kaip paragaut? Skanu? Skanu. Bandau. Kaip paršiukas, bet sudėtų viskas į vieną. Žiūrėk. Atėjom prie šiukšliadėžių, nežinom kur ką mes, bet žiūrėkit, va, per translatorį buvom, parodė ir parašo plastikas. Čia turbūt popierius, nes deginamos šiukšlės išsiverčia, o čia plastikiniai buteliukai. Žiūrėjau, yra ramenų ir tokių sumuštinių, kur ką tik valgiam panašių vending mašinų. Įmetė kointus ir tau padaro rameną. Pabandysim kažkurią dieną. Sirenos. Jo. Žemės drebėjimas. Rimtai? Taip. Arba policija.
Žiūrėjau, dviračio net neprirakino, tik tai ratą. Pas mus prirakinti visą dviratį, tai pavogė ratą. Čia net neprirakintas dviratis. Tokijos saugiausias miestas. Pasaulyje. Dėl to pusę 2 nakties mes tiesiog taip henginam čia. Man atrodo, kad mes Amerikoje neįdavom taip vėlai į lauką. Amerikoje dieną baisu buvo išeiti į lauką. Nelabai jau, bet... Tokia buvo mūsų pirma Japonijos diena, kitose serijose laukia. Visokiausi ramenai, linksmybės šviesų parke, neįtikėtini vaizdai, spalvotos žuvis, ateivių kiaušiniai, gigantiški robotai ir dar daug visokiausių dalykų. Subscribe, kad nepraleistum. Kitas video rytoj arba ne rytoj.